Tai visų pirma dėmesys savo, dėmesys savo kvėpavimui. Na, o kad būtų paprasčiau, rekomenduoju pradėti nuo prigimtinio kvėpavimo. Kas tai yra? Prigimtiniu kvėpavimu mes kvėpavome visi tik gimę. Juk mažo vaiko gimusio niekas nemoko kvėpuoti. O kaipgi jis kvėpuoja? Jo įkvėpimas sujungtas su iškvėpimu. Jo kvėpavimas yra pakankamai ritmingas, kvėpavimas yra pakankamai ir gilus, ir jis yra pilnai atsipalaidavęs. Leidžiu savo atsipalaiduoti, iškvėpiu atsipalaiduoju. Vėl ir vėl. Įvesti kvėpavimą tą žaidimo dedamąją. Be jokių lūkesčių, vertinimų, išankstinių nuostatų. Leidžiu savo, kaip mažas vaikas, žaisti kvėpavimą, iškvepiant ir paleidžiant bet kokio pobūdžio įtampą, fizinę, emocinę, mentalinę. Iškvepiu, atsipalaiduoju ir paleidžiu visą, kad atėjo metas paleisti. Kvėpuojant natūraliai, giliau, mumyse randasi vis daugiau energijos ir tai padeda mums didinti sąmoningumą. Jeigu mažas vaikas nestebi savo kvėpavimo, kvėpuoja labai natūraliai, organiškai, tai mes, kad susigrąžinti savo prigimtinį kvėpavimą, turėtume stebėti kvėpavimą, sąmoningą savistabą kvėpavimo atžvilgiu. Kaip pasikeitė mano būsena, lyginant su man įprastinė arba ta, kuri buvo prieš kvėpavimą. Kol aš dar guliu, kaip aš dabar jaučiuosi. Jaučiuosi švaresnė, lengvesnė, lyg apsivalius. Iš tikrųjų buvau prie jūros. Pailsėjusi. Kad apsivalymo tą pojūtį irgi turi. Atrodo, tiesiog taip, mintis sklandžiau. Mintis sklandžiau dėliojasi. Sąmoningas kvėpavimas. Tai yra tikrai puikiai pagalbos priemonė savo, susitvarkant su nerimu, įvairiomis įtampomis. Ir koksgi tas sąmoningas kvėpavimas? Tai visų pirma dėmesys savo. Dėmesys savo kvėpavimui.